Sveiki visi, šiandienos pamokėlė bus apie tai, kaip reikia atstatyti ištrintus failus. Pavyzdžiui, mes turime keletą failų ir dokumentas, pažymėjom failą, spaudžiame delete ir jisai iš pradžių keliauja į šiukšlių dėžę. Aš naudoju Windows 8 operacinę sistemą, tai kaip pastebėjote, paspaudus delete klavišą, jis keliauja tiesiai į šiukšlių dėžę. Seniau Windowsai klausdavo, ar tikrai norite ištrinti šį failą, dabar nebeklausia, o tiesiog viskas keliauja tiesiai į šiukšlių dėžę. Iš šiukšlių dėžės viską atstatyti yra labai paprasta. Tiesiog pažymime failus, dešinį ir restore. Ir jie grįžta kur buvę. Ką daryti, jeigu ištrynėte failą? Trinam viską iš šio katalogo ir po to netyčia viską ištrynėte iš šiukšlių dėžės. Dabar jau problema, bet ne visada. Taigi mums reikės pasisiųsti Recuva programėlę. Failų atstatymų programų yra daug, Recuva tik tai viena iš jų. Pabandome atstatyti visus failus atgal į šį katalogą. Taigi mūsų katalogas yra J-failai testas ir pažiūrėkime, ar pavyks mums viską atstatyti. Pasileidžiame Recuva. Galime naudotis šiuo Recuvos vedliu arba galime tiesiog keliauti tiesiai į programą. Taigi aš išjungiu šį vedlį. Ir štai mūsų Recuva programa. Dabar mums reikia susirasti lokaciją, kur buvo mūsų failai, taigi buvo J diske. Ir tiesiog daugiau nieko nekeičiu, spaudžiu scan. Ir matome, kad Recuva rado daug visokių failų ir tarp jų mano ištrinti dokumentai. Taigi, ką galime padaryti, tai visus juos pažymėti ir spausti mygtuką Recover, kur mes norime juos atstatinėti. Geriausia failus yra atstatinėti ne į tą patį diską, tiksliau jų negalima atstatinėti į tą patį diską. Taigi, aš susikursiu katalogą ant ekrano. Naujas katalogas, 2, OK. Ir matome, visi failai buvo atstatyti. Štai tie patys failai, kaip turėjome anksčiau. Galime grąžinti, kur buvo. Štai ir viskas. Ištrintus failus atstatyti labai paprasta. Taip pat galite atstatyti visus failus iš suformatuoto disko. Tačiau jums reikės viską atstatinėti į kitą diską. Taip, kad pasirūpinkite laisvą vietą kitame diske. Šiuo atveju mano failus buvo labai lengva atstatyti, nes aš juos bandžiau statyti iškart, kai jie buvo ištrinti. Kuo ilgiau failai bus ištrinti, tuo sunkiau juos bus atstatyti arba praktiškai neįmanoma atstatyti. Taip pat su Recuva programa galime daryti ir deep scan. Štai čia. Jisai aptiks daug daugiau ištrintų failų ir galbūt padės atstatyti sunkiau atstatomus failus, kurie buvo galbūt ištrinti anksčiau, arba tiesiog paviršutiniškas skanavimas jų neranda. Šiai pamokėlė tiek, jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Iki.